elektra karkasiniam name, kabeliavimas. Va kaip turi atrodyti kabeliai. Ne kažkas tai pridaryta voratinkliai, o viskas labai konkrečiai, kad būtų aišku, kurioje vietoje yra kabeliai. Tai mes, kaip jau ankstesniam video rodžiau, padarom tvirtinimus, pagrindus, prie kurių tvirtinsis kabeliai. Laikikliai turi būti taip pat kokybiški, gofros kokybiškos, ne tos, kur su pirštu susispaudžia. Žodžiu, esmė tame, kad ten, kur yra kažkokie taškai, jungikliai ar rozetės, tai visada bus aišku, kad tiesiai vertikaliai lygiai praeina kabeliai. Vietą maksimaliai taupome, todėl yra taip. Va, kažkur tai daugiau kabelių praeina, kažkur tai mažiau, bet viskas turi būti idealiai pritvirtinta, kad nieks nesitabaluotų, nieks, žodžiu, va, čia nais pavyzdžiui vata sudėta dar iki kabelių montavimo. Žodžiu, laikiklių, sakau, iš praktikos galiu pasakyti, reikia naudoti kokybiškus, nes ne visi jie gerai laiko tos kabelius, kiti iš karto kabeliai vos prisilietus iššoka. Čia nais pagrindai, visur viskas pritvirtinta, visur viskas turi būti aišku. Ne taip, kad voratinklis kažkoks tai belekas pridaryta, neaišku kur kas eina, kokie kabeliai. Dabar mūsų atveju tai viskas bus aišku. Niekada nebus pažeisti kabeliai ar dar kažkas tai, kažkokios tai problemos. Čia bus tik tai lyginamasis sluoksnis, kad sulygint langus, kad padaryti nuolydžius šlapiuose kambariuose ir panašiai. Va, apšvietimai, dar kažkas tai. Tai žodžiu, tiek žinių. Manau, kad tvarkingai. Spauskit laikus, dalinkitės. Iki kitų video.